Virtualioje bibliotekoje galima naudotis paprasta arba išplėstine paieška. Pasirinkus išplėstinę paiešką galite susiaurinti savo paieškos kriterijus naudodamiesi tam tikrais filtrais. Norint surasti leidinį, paieškos laukelyje įveskite jo pavadinimą arba raktažodžius, jei nežinote tikslaus pavadinimo. Rezultatų puslapyje kairėje pusėje matysite paieškos filtrus, kurių pagalba galite susiaurinti savo paiešką. Jeigu norite ieškoti knygų vadovėlių fonde, tai yra išduodami vadovėliai į namus, bibliotekų filialų meniu spauskite vadovėlių fondas. Norint užsakyti knygą, jums reiks prisijungti prie sistemos. Junkitės naudodami bendrąjį prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurį naudojate visoje LSMU informacinėje sistemoje. Ekrano kampe dešinėje pusėje spauskite Prisijungti. Įveskite savo duomenis ir spauskite Įeiti. Tuomet prie išsirinkto vadovėlio spauskite Užsakyti. Pasirinkite filialą Vadovėlių fondas ir spauskite Vykdyti. Užsakymo eigą galite stebėti savo asmeninėje paskyroje. Spauskite Mano paskyra, Užsakymai ir ten matysite savo užsakymo vykdymo eigą. Kai užsakymo statusas pasikeičia į įvykdytą atsiimti iki nurodytos datos, vadovėlį turite atsiimti antro aukšto lankytojų aptarnavimo poste. Savo paskyroje taip pat galite peržiūrėti jums išduotas knygas, jas pratęsti bei sužinoti informaciją apie sukauptus delspinigius. Norint pratęsti vadovėlių išdavimo terminą, darykite tai likus kelioms dienoms iki termino pabaigos. Eikite į Išdavimai ir išduotų knygų sąraše uždėkite varnelę prie to leidinio, kurį norite pratęsti. Tuomet spauskite Pratęsti pažymėtus. Išduotų knygų sąraše taip pat matysite einamojo laikotarpio augančias skolas. Pratęsus arba grąžinus knygą, sukaupta suma persikelia į baudos ir įmokos skiltį ir tik tada ją galite apmokėti. Pasirinkite baudos ir įmokos skiltį. Pateiktame sąraše matysite, kiek ir už kokius vadovėlius esate sukaupę delspinigių. Pranešimų skiltyje matysite žinutes gautas iš bibliotekos. Asmeninių nustatymų skiltyje galite pasikeisti vartotojo sąsajos kalbą bei rodomų rezultatų skaičių puslapyje.